Stresas, stresuojam, niek nežinom, ko daryti, bata yra, nesuprant, niek kas vyks, kodėl man tas stresas, iš čia suprant, niek, kas čia vyks, raga, ale? Ką priekš stresą pašalinti? Tai visų pirma, tu stres nepašalinsi, bet tu gali nesifokusuoti ant, nes stresas yra nerimo ir planavimo į priekį produkts. Tai ko aš turtami omeny? Reikia suprasti vieną paprastą dalyką, kad dabar, kas vyks dabar, šiuo momentu, dabar, čia ir dabar, viskas vyksta čia ir dabar, tu to turi suprasti ir atsiminti ir suvokti ir žinoti per visą savo gyvenimą, viskas vyksta čia ir dabar. Tai praeitis yra depresija, prisimeni, o ką būdavo fainė, tada bėda, bet taip nėra, o dabar depresausiu dėl to, čia vienas iš tų pavyzdžių. Ateitis yra stresas ir nerims, o man reikia tom padaryti, aš turiu tom padaryti, aš nežinau, ko man reikia daryti, aš turiu padaryti ton, niek nespėju, nežinau, kaip visko čia sutalpinti savo ton grafiką, niek, nesuprantu, ko daryti, o man stresas, viskas. O dabar, kas dabar? Žvalgyk, pajusk dabar, pabūk čia, kur tu dabar esi ir dabar. Gal ne gamtoj tu esi, gal esi namuose, gal esi mieste, bet vis tiek. Būk čia ir dabar. Praeitis neegzistuoja. Ateitis irgi neegzistuoja. Kas dabar egzistuoja? Tu. Čia ir dabar. Šiuo momentu. Pabūk dabar. Pajausk erdvę aplinkui save. Užsimerk. Įkvėpk giliai. Pabūk dabar. Susijunk su savo aukštesniuoju aš, būdams šiom momente. Praeitis, ateitis, tai iliuzija. Viskas vyksta čia ir dabar. Tai gyvenk čia ir dabar. Aš žinau, kad tu gali. Aš tave myliu. Parodyk savo, kad tu gali būti čia ir dabar. Ir stresas, ir depresija dings. Nes tu būsi čia ir dabar. Susifokusuosi į tai, kas vyksta čia ir dabar.